Tamamız diyorsunuz yani, ha? Sakote, esam pasiruošę? Hazırız tabii ki. Žinoma, ponia Hakanai. Jau kelius mėnesius dirbam be poilsio, skaičiuodami savikainą. Hesapları. Ya bırak. Liaukite sekti pasakas. Moku tos skaičius mintinai. Ar žinome, ką nors apie Pusulos koncerno finansus? Ne. Ne rakam vereceklerini Apie kainą, kurią jie ketina siūlyti? Ne. Ką darysiu, jei Feritas konkurso metu pateiks man kokią nors staigmeną? Kad mano komanda jau kelis mėnesius dirba ir tai geriausia, ką galime pasiūlyti. Böyle olmaz. Taip nieko nebus. Böyle olmaz. Nebus. Mielasis, nurimk. Neyse tamam Musab. Tiek to, dabar vis tiek nieko nebepakeisi. Gidelim de alalım. Privalom tą konkursą laimėti. Pasiimkit dokumentus ir važiuojam. Supjaustyk maišą bulvių ir svogūnų naziliai. Paruošk muštinių mėsainėms naziliai. Neturim pinigų, tad reikia išsisukti su 60 lyrų. Man nereikia jūsų pinigų. Geriau liksiu namuose ir pati viską padarysiu. Pikčiurna, pažiūrėk, kaip atrodau. Kur susiruošiai, Fatošė, važiuosi į vestuves? Tik nesakyk, kad pamiršai. Juk sakai, kad vakare esam pakviestos klausytis gyvos muzikos. Būtent esame pakviestos. Nesakiau, kad važiuosim. Neprivalom dalyvauti visur, kur mus kviečia. Nieko negirdžiu. Greitai apsirengti ir važiuojam klausytis Asenos ar kuo ten vardu? Alijas. Net nežinai jos vardo, bet šokinėjai iš jaudulio. Juk susitarėm, kad važiuosim jos paklausyti. Bet tu vis dar ruoši maistą, ką sau galvoji? Esu labai susinervinusi ant visų pasaulių viršininkų. Todėl pjaustydama bulves medituoju ir stengiuosi nusiraminti. Gražiai apsirengti ir pasidaryti dailų makijažą, taip pat puikiai meditacija. Pamėgink ir pamatysi. Alija vakar pakvietė ir Feritą. Jis vėl gali sukelti visai nereikalingą dramą. Nenoriu. Kodėl tai tave jaudina? Nekreipk į jį dėmesio ir tiek. Leisk laiką su Denizu. Kodėl turėtume save riboti dėl to, kad jis ten bus? Neriboju. Ar riboju? Riboji. Tikrai neribosiu, jis to nevertas. Parašysiu Denizui, kad atvažiuosim. Reikėjo daug anksčiau parašyti. Pjaustai svogūnus? Tu apsiverksi ir susikadinsiu makijažą, bravo. Nesvarbu, labai gražiai atrodai. Ačiū, meloji. 4 įmonės uždarose vokose, pateikusios pačius didžiausius pasiūlymus, įgavo teisę dalyvauti atvirame aukcione. Visus sveikinu. Jei esate pasiruošę, pradėkime. Pradinė sklypo kaina 300 milijonų lirų. Pirmiausia, klausiu Pusulos koncerno, koks jūsų pasiūlymas? 320 milijonų. DH koncernas? 330 milijonų. Kizil Sularo koncernas? 340 milijonų. Partexo koncernas? 345 milijonai. Bizim için. 550 milijonų viršutinė riba, kurios negalime viršyti. 535. 535 milijonai. Pusulos koncernas? 540 milijonų. 545 milijonai. Pusulos koncernas? 550 milijonų. Nebegalime kelti kainos, nes patirsime didelių nuostolių. 555 milijonai. Pusula. 560 milijonų.
565 milijonai. Hakan Bey sizi uyarmak Pone zorunda. Hakanai, privalau perspėti, kad peržengėm visas ribas. Nesumokėsim pradinio įnašo. Patikėkite, bankrutuosim. 570 milijonų. Gerbiamas teisėjau, 575 milijonai. $600 600 milijonų. Hayatım, Mielasis, gerçekten privalai sustoti. Biz de Yaş Holding olarak DH koncernas iš konkursų pasitraukė. Hakan, Hakanai, ką darai? Kodėl taip paskubomis išėjai? Nusiramink. Dar klausi, nori, kad pasveikinčiau tuos pasipūtelius? ya Burak Manai, kad nusipirkę sklypą už tokią kainą jie gaus pelno? Sveikas, Hakanai. Nejaugi nepasveikinsi. Nesidžiaukite, draugužiai. Sumokėjote labai aukštą kainą. Nesugebėjai išsisukti, paskui neprašykite mano pagalbos. Demet, esi protinga moteris. Pasakyk, kad tavo vyras liautųsi kalbėjęs niekus. öyle mi? Nejaugi. Bir defa bu Šiam ihale- konkursui mes pirmi pateikėm dokumentus, o jūs daug vėliau. Hem Be to, judu su Feritu nuolat kertate mums kelią. Lygiai vatės. karşımıza yılan gibi çıkıyorsunuz. Jums tik taip atrodo. Priešingai, mums atrodo, kad iš po kiekvieno akmens išlendate jūs, lyg velniai. Galvok, kaip kalbi su mano žmona. Enginai važiuojam. Persistengiai pavadindamas ponę Demetę velniu. Žinote, kur jūsų bėda? Įsivaizduojate, kad visada esate teisingi ir sąžiningi, bet ne vienas jūsų nėra toks nekaltas. Ama sandığınız kadar temiz değilsiniz. Hiçbiriniz. Gidelim mi? Eime. Eime. Kalba nesąmonės. Nagi, Bence doğrudan gel. Eime tiesiai į vidų. Yok artık. Tikiuosi, jie įrašė mūsų vardų sąraše. Ay bak sen. Koncertų gėlelė su viską žino. Nazlı, Nazly, çok beklettin. ilgai laukite? Yok canım biz. Ne, ką tik atėjom. Biz sanıyoruz Mudu buvom aslında susitikę yoksa vasaros bir pasveikinimo renginyje. Mudvi su Nazli ten dirbom padavėjomis. Aš Fatošė, o jūs greičiausiai garsusis Denizas? Taip, gal ir negarsusis, bet Denizas. Labai malonu. O aš esu. Memnun oldum. Malonu. Asuman. Asuman mano sesuo. Başlamak üzere. Netrukus prasidės, eime į vidų. Gerai. Ay Deniz burası gerçekten Ši vieta nuostabi. Aa, ilk giriş. Nesi čia buvusi? Ne. Nazlı sen. O tu, Nazly. benim de. Ir aš. Čia tikrai puiku. Hoş geldin. Sveikos atvykusios. Şurası Ten laisvas staliukas. Jūs įsikurkite, o aš pakalbėsiu su Alėja ir grįšiu. Žinoma, nesijaudink. Hemen kabul ediyorsun. Taip pat sutik. Delirtme beni. Nenervink, su niekuo nesutinku. Rasiu naują darbą. Kalbu ne apie darbą, iškart sutiks su jo pasiūlymu tuoktis ir pirink žiedą. Takıyorsun parmağına Nazlı. Çok mantıklı Fatoş. Puikiai mintis, Fatošė. Reikia kuo greičiau paruošti kraitį. Kodėl mėgini mane sunervinti? Kam sakai, kad jis garsusis Denizas? Kada jis tapo garsus? Ne ara kızım? Biz seni iyi Galvoju tik apie tavo gerovę. Susimk. Denizas nuostabus vaikinas. Jei jis tau nepasipirš, privalėsi pasipiršti pati. Nieko savo. Galėtum pamanyti, kad prie mano sesers durų stovi serikiausiai jaunikio eilė. Dar viena. Nenervinkit manęs ir supraskit, kad ne kiekvienas sutiktas vyras idealus kandidatas į vyrus. Denizas mano draugas. Na, jau draugas. Man galas. Kodėl? Atėjo enginas. Tikrai? Ay Su juo yra tas akmens kalnas. Jis nieko nepraleidžia. Kas tas enginas? Kodėl abi nieko neprisimenat? Juk pasakojo, kad užstrigom besisukančiuose durise ir įsimylėjom. Tas pats, kuris mano, kad turi savo mados namus, kaip linksma. Ay Nazlı. Ko iš čia atvažiavo? Kodėl jie nuolat kartu? Sorayım mı? Ramiai, Fatošė. Juk ketinai su juo pasikalbėti, dabar puikiai proga. oldu canım. Sizin orada haraç. Japonijoje tai vadinama harakiri, nesijuok. Esu. Gerai, tyliu.
Gerai, važiuosiu namo. Jis mane pamatys, bus labai blogai. Man reikia sprukti. Net nemėgink užmušiu. Tu į kalbėjimus atvažiuoti. Fatošė. Ji išėjo. Nesvarbu. Užmušiu ją. Buyurun. İçkiler. Štai ir gėrimai. Ačiū. O kur Fatošė? Jie teko skubiai pabėgti. Fatošė sužinojo, kad jos teta susirgo. Tad susijaudino ir pabėgo. Acilen böyle çok duygulandı kaçtı. Vay. Sakei, kad jei laimėsi konkursą atvažiuosi, bet vis tiek nesitikėjau. Juk prižadėjau. Aš Enginas. Nazli, labai malonu. Daug girdėjau apie jūs ir jūsų maistą. Nejaugi smagu. Engin benim. Enginas senas ir geras mano draugas. Bu da az. O čia sumanė Nazli sesuo. Labai malonu. Ir man. Fazla içme istersen. Daug negerk, nes paskui tau būna bloga. Evet. Tiesa, alkoholis blogai veikia mano skrandį. Labas vakaras. Bu gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm, elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Gün gelir sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önünde. Gün gelir sevgilim, acıya alışırsın, alışırsın. Bu gece son, Denizai man metas. Perduok linkėjimus. bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm, elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın
son. Teşekkür ederiz. Ačiū. Çok teşekkürler. Labai ačiū. Padarysim trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšim. Teşekkür ederim. Ačiū. Nasıldı? Kaip mums sekėsi? Nuostabiai sveikiname. Puikiai. Ačiū, sutikite man puikios energijos. Asuman. Čia mano sesuo su mane. Memnun oldum. Malonu. O jūs nuostabus. Dažnai čia lankysiuos. Teşekkür Ačiū. İstediğin zaman ara beni. Kai tik norėsi, paskambink ir įrašysiu tavo vardą į pakviestųjų sąrašą. Tuomet duokite savo telefono numerį, kad galėčiau paskambinti gerai. Ferit niye gitti? Kodėl Feritas išėjo? Selam var sana. Perdavė tau linkėjimus, tiesą sakant, nustebau, kad jis iš vis atvažiavo. Vadinasi, laimėjote konkursą. Panelė Lėja, ponas Tanžu nori su jumis pasikalbėti. Gerai. Niekur nedingite, tuoj grįšiu. Bir şeyler içmek... Nori ko nors išgerti? Olur. Gerai. Pardon ya. Atleiskite. Pardon. Atleiskite. Vadinasi, esi Nazli sesuo. Judvi panašios. Tiesą sakant, neįtin. Mūsų charakteriai labai skirtingi. Vakarais dažnai kur nors išeinate kartu su sesem. Kardeş olarak demek istedim. Yoksa çıkıyorsunuzdur tabii de. Yani ablam Mano sesuo naminukė, bet man patinka linksmintis. içkim bitmiş. Mano gėrimas baigėsi. Üzerinde bir sosu var. Jie ruošia ypatingą padažą, kuris ir suteikia visą skonį. Saatten sonra gerçekten... Dėl tavo kalties vidurį nakties imsiu ieškoti atidarytos kebabinės. Važiuojam valgyti, išalkau kaip vilkas. Aa, telefonum sessiz. Pamiršau įsijungti telefono garsą, 4 kartus skambino Feritas. Ir man, paskambink jam, jums leidus. Lütfen. Žinoma. Tamam. Tamam. Gerai, gerai. Her şey yolunda mı? Viskas gerai? Nežinau, liepė tuoj pat atvažiuoti. Dedi. Engin seni... Engina jis kviečia ir tave. Kur važiuosim? Nežinau, liepė išvažiuoti ir paskambinti jam pakeliui. Jei Feritas taip vėlai kviečia, nutiko kažkas rimta. Važiuojam. Atleiskite, kad taip netikėtai. Nieko tokio. Tikiuosi, nieko blogo nenutiko. Nenusimink, atsigriepsim kitą kartą. Görüşürüz. Iki. Iki. Gero vakaro. Neden Asuman? Ką darai su mane? Kas negerai? Nagi važiuojam greičiau. Düşünün hadi. Durak ne tarafta bu? Kur autobuso sustojimas? Praėjus mūsų svajonių Paryžiaus metro, sustojimas bus štai ten. Ya öyle de mi Asuman? Nesakyk, tai puikiai pasilinksminom. Ypač po to, kai išvažiavo ponas Feritas ir keista jo aura. Taip išvažiavo, bet vis tiek sugadino mums linksmybės. Adam. Jis suprato, kad esant čia jam nepavyks sugadinti mums nuotaikos, tad nusprendė tą padaryti telefonu. Jis nori, kad visi žmonės būtų panašus į jį, be jokių jausmų.
Na, kas nutiko? Yola çıktık. Avarija įvyko valandą po to, kai jie išvažiavo iš namų. Leman Hanım. Pone Lemana dabar operuoja, jos būklė nebloga. Bulutas sužeistas, bet nesunkiai. Na, o kur mano brolis ir Zeynebė? Nagi, pasakok. Demir Bey'le. Deja, ponas Demiras ir ponia Zeynebė žuvo. Ve Ką? nasıl yani? Kaip? Olay yerinde Žuvo avarijos vietoje. hayatlarını kaybediyorlar. Saçma. Nekalbėk nieko. Juk vakar Daha dün biz... užmušiu. Pone Denizai, Užmušiu. Valdykis, užmušiu tave. Liaukis, gana. Gana. Užmušiu. Užmušiu tave. Tamam Tarık. Liaukis, gana. Tamam. Bulut nerede? Kur Bulutas? Emniyet kemeri takılı. Jis buvo prisisegęs saugos diržų. Atvežė į ligoninę be sąmonės. Netrukus gydytojai suteiks informaciją. Bekliyoruz. Berniuko gyvybėje negresia pavojus, nuo smūgio jis užstrigo tarp sėdinių ir buvo pažįstos jo kojos. Nasıl hasar? Kaip pažįstos? Nesijaudinkite, atlikus fizinės terapijos kursą jis bus visiškai sveikas. Bet užtruks daug laiko, kol jis pasveiks nuo patirto šoko. Dabar tegul ilsisi. Pasikviesiu jūs po vieną į savo kabinetą. Labai apgailestauju. Negali būti. Negali. Negali būti. Denizai. Denizai. Bak hala bilgisayarın tu başında. vis dar prie kompiuterio? Gana, paksi, kaip tau negaila akių. Ar pastebi, kad vis labiau panašiai į mūsų mamą? Negaliu net skaityti naujienų, nori, kad būčiau neišprususi? Ben biliyorum. Žinau, kokias naujienas skaitai. Kas su kuo ir ką darė. Sensacijos. Sveikos atvykusios į tradicinius merginų pusryčius mielosios. Pagaliau sudarėm palankę atmosferą apkalboms. Pasakokite, ar su Enginu buvo kokia nors mergina? Asuman söylesene. Esu kaip manai pasakyti į tiesą? Neyi ya? Ką? Fatoş biz sen... Nenorėjom tavęs įliūdinti, bet buvo. Biri vardı. Kas? Ferit Aslan. Feritas Aslanas. Oy, Nazlı bir anda... Dieve, mane užliejo karštis. Ne kadar şaka. Šįryt esi labai linksma. Ne apie tai kalbu. Ar kokios nors išsipuošusios pamaivos mėgino su juo flirtuoti? Ay Fatoş içim... Liaukis panikavusi, su juo nieko nebuvo. Kai Feritas paskambino, jie paskubomis išvažiavo. Šaunuoliai. Nėra ko šlaistytis po barus. Yok ya, sana sor. Manai, jie turėtų atsiklausti tavo leidimo? Pamatę Feritą, visi tik ir ieško, kur pasislėpti. Ferit değil Argi čia ne Feritas? Dünkü konser... Parašė apie vakarykštį koncertą? Parašė, bet ne apie koncertą. Abla sen... Sesė, pažįsti juos? Bulut'un annesi... Buluto mama ir tėtis. Demirkaya ve eşi... Demiras Kaja ir jo žmona Zeynebė Kaja Yerinde feci şekilde žuvo çarpmış. avarijos vietoje. Araştırma- Kiti šeimos nariai, Bulutas Kaja ir Lemana Aslanė, buvo sunkiai sužeisti.
Užuojauta. Başın sağ olsun. Užuojauta. Başın sağ ol. Başın sağ ol. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başınız sağ olsun. Deniz, Denizai, başın sağ olsun. labai užjaučiu. Sağ ol. Ačiū. Bulut nasıl? Kaip bolotas? Gerai. Stengiamės, kad būtų gerai. Bir şeye ihtiyacınız olsun. Jei tik ko nors prireiks, iš karto atvažiuosiu. Sağ ol. Ačiū. Başınız sağ olsun. Užjaučiu. Ačiū. Başınız sağ olsun. Užjaučiu. Sağ ol. Ačiū. Başın sağ olsun. Užuojauta. Abla. Sesė. Denizai, Yakın akrabalar. ji artima giminaitė. Demet Hanım. Pone Demetė, Rahmetli Demir. pono Denizo ir vėlionio pono Demiro sesuo. Zeynep Hanım biliyorsun. Pone Zeinebė, kaip žinai, buvo pono Ferito sesuo. Jų tėvai sukūrė šeimą kartu, o Hakanas tuo metu joje dirbo, bet žmonės jo nemėgo. Hakan denilen adam da şirkette çalışıyor o zamanlar. Pek sevilen bir tip değil ama. Paskui atleido. Zaten sonra kovuyorlar işte. Kai pone Demetė nusprendė ištekėti už Hakano, Hanım Hakan'la visi evlenince patyrė çok šoką. kıyamet kopuyor tabii. Babası... Tėvas skyrė jai šiek tiek palikimo ir išvarė iš šeimos. Onlar da kendi Jie įkūrė savo įmonę ir nuo tada beveik nebendrauja su šeima. Pek görüşmüyorlar zaten. Abi, Broli, abiciğim. mielas broli. Abiciğim. Broli, Neden böyle? kodėl taip nutiko? Biz böyle küsme. Kodėl išsiskyrėm nesusitaikę? Bulut'cum 15 Milasis, jau 2 savaitės čia guli ir nieko normalaus nevalgai. Nenoriu, palikit mane ramybėje. Bent vieną šaukštelį. Nevalgysiu. Bulut'cum. Jei nevalgysi, nepasveiksi. Nenoriu pasveikti. Kaip suprasti? Nežinai, kaip tavo dėdės išgyvens, jei nepasveiksi. Amcam ne kadar üzülür biliyor musun? Nevalgysiu. Gerai, kaip norite. Panelė Buša, kaip sekasi? Jis nieko nevalgo. Gerai, neverskite. Kai šalks, pavalgys. Tiesa, Bulutai? Nenoriu ir nevalgysiu. Bulut'cum bak. Paragau, koks skanus pudingas. Bakayım da Šokoladinis, tavo mėgstamiausias. Nevalgysiu. Her şey her Jis pyksta ant mūsų visų. Jam reikia laiko, nelengva susitaikyti su tuo, kas nutiko. Jis nuolat niršta, šaukia, bet visiškai neverkia. Bundan oluyor abi. Kas iš to, kad verkiu, skausmas tai nemažėja. O ką daryti mažam berniukui? Ne yapsın? Jis patyrė siaubingą traumą, kur jam siejasi su ligoninė. Sukursim jam specialią gydymo programą ir išleisime namo.
Ve Bulut'u en kısa zamanda evine gönderelim. Ha, Namo. evine tabii ya. Evine. Jo tėvai žuvo. Annesi Kur babası dabar jo olan namai? çocuğun. Neyi evin yerine koyacak acaba? Deniz. Denizai, Bir süre ben... kurį laiką jis pagyvens pas mane, kol pasveiks mama, o tada galės gyventi su senele. Evet abi. Tu teisus. Nežinau, ką kalbu. Benim ev almış başını gidiyor zaten. Atsiprašau. Özür dilerim. Atleiskit. Rica ederim. Išgyvenote labai sunkią traumą. Yaşadıklarınız... Jūsų ir Buluto reakcijos natūralios. Sizin tepkilerinizde, Bulut'un tepkileri de gayet olan. Tekrar geçmiş. Labai užjaučiu. Ne düşünüyorsun? Apie ką galvoji? Bulut aklımın aç. Negaliu liautis galvojusi apie Bulutą. Ya küçücük çocuk. Kaip toks mažas berniukas įveiks Nasıl didžiulį başa skausmą? çıkacak? O kadar büyük bir Kaip acı. atsigausiu psichiką? Nasıl düzelecek bu çocuğun psikolojisi? Of. Çok zor. Labai sunku. Neyse ki babam... Laimė jo senelė liko gyva. Hem bak amcası... Jis turi du puikius dėdės. Hiçbir şey yapmadan. Negaliu taip sėdėti. Gidip Noriu onu jį görmem pamatyti. lazım. Çok zor. Labai sunkiai situacija. Çok zor. Merhabalar. Labadiena. Labadiena. Bulutas kaja. Kampinė palata. Ačiū. Nėra už ką. Bulut için mi? Atvažiavote pas Bulutą, taip? Uyuyor şu Jis an. miega. Ama biraz Bet beklerseniz jei šiek tiek uyanır. palauksite, Biraz sonra pabus, gelecek. nes turės gerti vaistus. Ne olur. Labai prašau, galiu jį pamatyti. Uyumuş mu? Miega? En son doğdu. Paskutinį kartą mačiau jį vos gimusi. Kocaman Jis labai didelis. Sen bir de ayaklanınca... Turi jį pamatyti, kaip pasveiks. Leman teyze O çıkıyor. teta Lemaną išleidžia? İşlemleri. Ruošia išrašymo dokumentus. Sveikas, Feritai. Sveika. Ben gideyim alayım. Jau eisiu. Bulut'u yiyorum. Bulutas miega. Sonra gelirim. Vėliau vėl atvažiuosiu. Dur. Iki. Abi benim de başım... Man plyšta galva, važiuosiu namo. Tamam sen. Gerai, važiuok. Annemle... Mama ir Bulutas šiandien išrašo, vėliau pasimatysim. Deniz. Denizai, Baban seni... tavo tėvas patikėjo man ir Demirui tavimi rūpintis. Maalesef hala Deja, aramızda. tavo brolio nebėra, Ama ben var. bet aš esu. Bulut da... Nuo šiol esu atsakingas už judu su Bulutu Sizin ir neleisiu, kad nuo jūsų galvos nukristų bent plaukas. Ha ben Labai prastai jaučiuosi. aldım da Važiuoju namo. biraz desteğe ihtiyacım var. Man reikia pagalbos, bet greitai susimsiu En kısa zamanda ir toparlayayım. būsiu šalia tavęs. Dimdik yanında olacağım. Tamam. Viskas gerai, nurimk. Bak bakayım bana. Pažiūrėk į mane. Matei Bulutą? Uzaktan gör. Tik iš tolo jis miegojo. Yani tekrar... Nuvažiuosiu vėl. Hakan bir... Būtų matęs, koks jis didelis. Aşkım. Mieloji, jis tavo sūnėnas, tad žinoma, kad nuvažiuosi vėl jo pamatyti. Jis tavo kūnas ir kraujas. Evet bak biliyorum. Žinau, negalima negražiai kalbėti apie mirusiosius, bet daugybę metų nematyto berniuko dėl ferito ir vėlionio brolio kalties. Ya abim... Mano brolis mirė. Nurim, kas čia šalia?
Nagi, važiuojam. Merhaba. Labadiena, kurioje palatoje guli Bulutas Kaja? To jau pažiūrėsiu. 1332, štai ten. Ačiū. Prašau. Nenoriu nieko matyti. Tegul išeina. Ama bak olur. Bet gydytojai atnešė tau vaistų. Neliesk manęs. Bulutai išpylė vaistus. Tamam, problem Nieko yok. tokio. Ben sakin Tegul olacağım. nusiramina, nešiu vėl. Bulutçum, Bulutai. biliyorum hiç... Mielasis, žinau, kad nenori, bet jei negersi vaistų, tavęs neišleis namo. Išgerk ir važiuosim. Ir taip gerai jaučiuosi, aš pabėgsiu iš čia, pabėgsiu nuo jūsų visų. Sen nereye kaçıyorsun? Kur ketini Nereye bėgti? kaçıyorsun? Sakau, kad manęs neliestum. Nusiramink, mielasis. Nazlı. Nazly, Merhaba Bulut. Sana Sveikas, Bulutai, atvažiavau tavęs aplankyti. nenoriu nieko matyti. Jie jėga mane čia laiko ir girdo man vaistus. O aš noriu važiuoti namo. Bana zorla şurup içiriyorlar. Bulutçum lütfen. Mielasis, liaukis. Nazmiye Hanım sanırım gitseniz. Bus geriau, jei važiuosite, panelė Nazmyje. O elindeki ne? Ką ten turi? kurabiye. Tavo mėgstamiausių sausainių. Iškepiau jų tau. Yemek ister misin? Nori paragauti? Nazlı. Nazly, Biliyor musun? mano mama ir tėtis mirė. Babam öldü. Nazlı. Nazly, Bulut için yaptığın noriu padėkoti už tai, ką darai dėl Buluto. Ne demek? Nėra už ką. Labai džiaugiuosi, jei galėjau padėti. Žinoma, labai padėjai. Pirmą kartą per visą tą laiką jį nuraminai. Jis pirmą kartą nusijokė. Ir svarbiausia, pirmą kartą apsiverkė. Jis labai tave myli. Çok seviyorum. Ir aš jį. Denizde göremedim. Nemačiau Denizo. Jis stengiasi neišsiduoti, bet jam nepavyksta atsigauti. Vos radęs progą, sprunka iš čia namo. Anladım. Supratau. Yapabileceğim Jei başka tik ko bir şey prireiks. lütfen. Labai ačiū. Ačiū. Efendim Klausau. Denizai, Nazlı. Nazly, Ben skambinu paklausti, kaip laikaisi. merak ettim. Nasılsın? Sağ ol. ačiū, neblogai. İdare ediyorum. Vieną dieną jaučiuosi gerai, kitą labai blogai. Peki bugün nasılsın? Kaip jautiesi šiandien? Hiç iyi. Labai blogai. Gelmemiz Nori, kad atvažiuočiau? Gelir misin? O atvažiuotum? Ama yok yok. Bet ne, nereikia. Šiomis dienomis geriau nevažiuok, nes esu nepakenčiamas. Ama Bet aradığın için labai džiaugiuosi, kad paskambinai. Ačiū. sağ ol. daha fazla Norėčiau padėti kuo nors daugiau. görüşürüz. Iki. Görüşürüz. Iki.